Ko gero esate girdėję tokį posakį. Tauta be istorijos, tauta be praeities. Nedaug trūko, kad Lietuvos istorija, kurią kadaise užfiksavo dokumentinių filmų kūrėjai savo darbuose, taip ir nugrimstų praeitin vien dėl to, kad už lango 21 amžius. Tačiau senąją dokumentiką pavyko išsaugoti. Kaip tai nutiko ir kokia mūsų šio vakaro misija, netrukus pamatysite. TV laida kaip ant delno šiandien pravėrė Lietuvos centrinio valstybės archyvo duris. Būtent čia įgyvendintas vienas svarbiausių Lietuvos dokumentinių filmų kūrėjams projektas – Lietuvos dokumentinis kinas internete arba kitaip e-kinas. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos centrinėme valstybės archyve sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimui ir sklaidai, sukuriant skaitmeninį Lietuvos dokumentinio kino archyvą ir prieigą prie jo internete. Dabar greitai ir paprastai visiems prieinama virš 1000 pavadinimų lietuviškos dokumentikos, sukurtos nuo 1919 iki 61 metų. Tai Lietuvos centrinėme valstybės archyve saugomos pirmosios lietuviškos kino kronikos, Antrojo pasaulinio karo metų dokumentika, Lietuvos kino studijoje sukurti kino žurnalai, apybraižos siužetai. Pirmajame Lietuvoje virtualiame dokumentinio kino archyve kiekvienas interneto vartotojas gali ieškoti jį dominančių skaitmeninių vaizdų, juos peržiūrėti bei užsisakyti skaitmenines kino filmų kopijas. Visą šį milžinišką darbą pavyko gyvendinti tikslingai panaudojus ES struktūrinių fondų lėšas. Kaip šis procesas būtų vykęs ir ar iš viso jisai būtų įvykęs, jeigu ne ES lėšos? Jeigu ne ES lėšos, mes būtume stengiasi tą senąją dokumentiką žmonėms parodyti, bet kadangi mūsų galimybės buvo baisiai menkos, mes turėjome tokį savadarbį skaitmeninimo aparatą, kuriuo mes galėjome suskaitmeninti labai žemą rezoliuciją filmelį ir tada žmonėms mes būtume jau galėję įrašyti į senasis buitinės vaizdajustis. Na, ten vėliau gal ir diskelį jau būtume įrašę ir tada žmogus jau nuėjęs prie kompiuterio būtų galėjęs pasižiūrėti, bet procesas būtų labai lėtas, rezultatai labai menki, nes per metus būtų suskaitmeninama labai menka dalis to senojo kino. Projektas vykdomas ir toliau, o nuo jo pradžios į skaitmeną perkelta apie 1600 senosios dokumentikos vaizdo juostų, kurias susidomėjusieji gali peržiūrėti internetinėje svetainėje www.ekinas.lt. Ja itin vertina įvairių sričių tyrinėtojai, mokslininkai, žurnalistai, moksleiviai. Visi, kuriems rūpi Lietuvos dokumentinio kino istorija. Ypač ji svarbi kino kūrėjams, kurių kadaise įdėtas triūsas prieinamas ir dabartiniai visuomeniai. Man kaip dokumentalistui tai labai svarbu buvo tai, nes aš anksčiau irgi filmavau ant kino juostos ir iki skaitmens visa dokumentika buvo filmuojama ant juostos, kino juostos. Ji nėra amžina, ji genda, ją reikia žiūrėti, tvarkyti, taip sakant, valyti. Na ir jeigu pamatyti kam nors, net ir man pačiam savo, tai reikia kino projekcijos salės, reikia užsisakyti, didelis laiko praradimas. O dabar aš surenku ekinas.lt ir einu į svetainę ir renkuosi, žiūriu, kas ten. Pasižiūriu, jeigu atsirenku ką nors tinkamo, tai nueinu ir užsisakau. Žymus dokumentinių filmų kūrėjas sako, kad šiuo projektu atliktas milžiniškas darbas, kuris nepaprastai svarbus visai Lietuvos kinematografijos istorijai. Gavus nepriklausomybę Lietuvai, reikėjo peržiūrėti archyvus. Buvo net taip, kad buvo atrandami tarpukario Lietuvos kadrai, suvinioti, žodžiu, įsikti į tarybų Lietuvos, apsukti, paslėpti, Smetonos vis medžioklės, Smetonos kelionės. Žodžiu, ir reikėjo atrestauruoti tos kadrus. Kada yra suskaitmeninti dabar, žodžiu, labai gerai, jie yra sugrupuoti. Reikėjo taip pat ir atstatyti autorystę kai kurių žmonių. Kaipgi vyksta pats darbų procesas?
Netrukus turėsite progos įsitikinti patys. Pirmiausia, skaitmeninamas vaizdas. Įstačius juostą, pakadriui skanuojamas kiekvienas kadras. Vėliau specialistas skanavimo rezultatą atidžiai peržiūri kompiuteryje. Paprastai būna, pavyzdžiui, juostos turi tam tikrą nusėdimą, tai tenka stebėti, kad pats kadras nevaikščiotų, už rėmelę neužlystų. Tai tenka pakoreguoti. Štai taip kompiuterio ekrane atrodo suskaitmenintos tik 10 minučių filmo, o paprastai jie būna daug ilgesni, tad darbas sudėtingas ir reikalaujantis atidumo. Suskaitmeninus vaizdą skaitmeniniu formatu paverčiamas ir garsas. Gaunama medžiaga labai didelės apimties yra ir tam, kad galima būtų ją kažkur kelti ir kopijuoti, ji yra tiesiog spaudžiama šiuolaikiniam priemonėm. Tai čia pas mus yra kaip tik visa įranga, kuri padeda tą greičiau daryti. Dažnai būna, kad eina garsas ir vaizdas atskirai, skanuojama su specialia įranga. Tai mūsų čia darbas yra dažnai tuos garsus su vaizdu sujungti, kad nebūtų persistumimo. Ir mes tą darom. Paruošta vaizdo medžiaga keliauja į serverinę. Štai čia jūs matote diskų masyvą, kuriame vyksta visi darbai. Realiai viską, ką daro žmonės, karpo, skanuoja, viskas keliauja į diskų masyvą. Pats galutinis rezultatas keliauja į už nugaros, čia galite pamatyti ilgalaikio saugojimo juostas, kuriuose informacija laikoma kažkur apie 100 metų. Bent jau gamintojas teigia, kad 100 metų gali išsisaugoti. Projekto Lietuvos dokumentinis kinas internete vykdytojai tikslingai panaudojo ES lėšas, prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai ir pasakoja, už kokią pinigų sumą buvo jis įgyvendintas. Kas konkrečiai buvo padaryta, kiek viešųjų pirkimų buvo vykdyta ir kitas svarbes detalės. Mūsų laidose nekartą girdėsite, kad Jonvabaliai tai pirmoji savanoriška iniciatyva ES, skatinanti ES lėšomis įgyvendinamus projektus, būti atviresnius visuomeniai ir savarankiškai siekti didesnio skaidrumo. Prie šios iniciatyvos prisijungę projektai nuo šiol atsiskaito ne tik įvairioms institucijoms, bet ir mums visiems. Tad lėšų investavimo ir valdymo skaidrumu gali įsitikinti kiekvienas Lietuvos gyventojas. Kviečiame apsilankyti internetinėje svetainėje www.jonvabaliai.lt ir domėtis, kur nukeliauja ES pinigai. Kodėl jums svarbus skaidrumas? Skaidrumas mums svarbus dar ir dėl to, kad šiam projektui įgyvendinti buvo skirtos ES struktūrinių fondų lėšos ir projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti numatyti tikslai ir uždaviniai. Ir galbūt ne visi žino, kokie projektai buvo įgyvendinami ir kam buvo skiriamos ES lėšos. Tai čia yra puikia galimybė, kad visi sužinotų, jog projektui skirtos lėšos, projekto skirtomis lėšomis įgyvendintas rezultatas atitinka žmonių lūkesčius ir yra jo metu sukurtos paslaugos prieinamos visiems ir kad mes tikrai pasiekėme rezultatą, kuris naudingas visiems ir kokio iš pat pradžių ir buvo tikėtasi. Netrukus mūsų laidos kulminacija. Projektui Lietuvos dokumentinis kinas internete bus įteiktas skaidrumo Jonvabalis. Ši padėka teikiama tiems projektams, kurie vieni iš pirmųjų prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai ir pateikė daugiau informacijos apie save. Ponia Valerija, laida Kaip ant delno nori padėkoti jums prisijungus prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Labai dėkojame ir visų projektą įgyvendinusių ir sudariusių sąlygas įgyvendinti vardu. Ačiū už šitą pripažinimą. Šį kartą viskas. Kitą savaitę ir vėl lankysimės kitame Lietuvos mieste ir įteiksime dar vieną skaidrumo simbolį Jonvabalių. O jums noriu priminti, kad visą jūs dominančią informaciją apie prie iniciatyvos prisijungusius projektus jūs galite rasti internetinėje svetainėje jonvabaliai.lt. Ji prieinama visiems ir jūs lengvai sužinosite, kur ir kaip buvo panaudotos ES lėšos. Kurkime skaidrumą kartu. Iki.